Diena. Robertas Karvauskas, nepriklausomas pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas, konsultantas. Dirbu su portalu Ekspertai LT ir radau jūsų paklausimą. Tai noriu iš karto pasakyti, kad esu ne medžiagų tiekėjas, ne rangovas, nieko jums nesiūlysiu, nepardavinėsiu, tiesiog padedu susigaudyti žmonėms, kaip pigiausiais būdais sutaupyti daugiausiai šilumos patalpose. Tai mano vardas Robertas, kaip į jūs kreiptis? Šarūnas. Malonu, Arūnai. Arūnai, žiūrėkit dabar, rąstinis namelis ir norit apšiltinti jį iš išorės. Viskas tvarka. Tai yra du būdai, kaip tai padaryti. Vienas yra naudotas tradicinės orui laidžias kiauras medžiagas, tokias kaip vata. Tai dažnai tokia iliuzija sklando rinkoje, kad vata yra šiltinimo medžiaga. Iš tikrųjų, pati vata iš savęs nėra jokia šiltinimo medžiaga, nes ji kiaurai praleidžia per save viską, jinai leidžia orą. O orui laidžios medžiagos neišsaugo to oro, kuris yra vatoje, o leidžia jam sušilusiam pabėgti. Tada į tą vietą ateina šaltas oras, vėl ima šilumą ir taip toliau. Todėl vata gali tarnauti kaip šiltinimo komplekso dalis, sudėtiniai tik tada, kada ji pilnai izoliuota tiek nuo vidaus šilto oro, tiek nuo lauko šalto oro. Izoliuoti ją pilnai, tai reiškia sandarint ir tai nėra paprastas procesas, kadangi tam naudojamos dvi skirtingos membranos, iš vidaus turi būti garo izoliacija, kad tą orą, kuris sušildytas viduje ir turi savyje labai daug vandens garų, vien nuo kvėpavimo, prakaitavimo, nuo skalbimo, virimo ir taip toliau, kad tie garai neįeitų į šiltinimo medžiagą, o iš išorės reikia, kad per šitą medžiagą neateitų šaltas oras. Reiškia, ją reikia apsaugoti nuo šalto lauko oro. Kaip dabar tai padaryti? Tai paprastai naudojamos tos membranos, kurios klijuojamos lipniomis juostomis, visų perimetrų, visos sandaros klijuojamos ir taip toliau. Ir va čia didelė rizika atsiranda dėl atsiklijavimų, išsisandarinimų, kas iš tikrųjų dažnai vyksta, nes po 5-7 metų, kai aš darau ekspertizės objektuose, tai didžiojoje dalyje yra pakankamai daug išsisandarinimų, atsiklijavimų ir tose vietose, kai keliauja garas per medžiagą, šaltuose sluoksniuose garas kondensuojasi, virsta vandeniu, medžiaga tampa šlapia, prasideda puvimo procesai, pelėsiai ir taip toliau. Va šitų dalykų yra pakankamai daug. Kaip to išvengti, naudojant šitą dalyką? Tai tiesiog reikia labai atsakingai paruošti tuos paviršius, prie kurių klijuosit lipnės juostas ir tą plėvelę. Tai tuos paviršius paruošti, ką reiškia? Visus atšerpetojimus medienos reikia gražiai prišlifuoti, reikia visą dulkes nuimti ir taip toliau. Tai yra labai imlus darbui, labai keblus procesas ir ypatingai kampuose, kertėse, ten visur, kai reikia pilnai klijuoti, kad nepraeitų niekur. Tai yra sudėtinga. Kitas būdas - naudoti medžiagas, kurios ir šiltina, ir sandarina iš karto vienu metu. Tai čia ką ten būtų? Tai yra, putų poliuretanas, bet putų poliuretanai paprastieji, tradiciniai, jie turi vieną neigiamą savybę. Tai jie traukiasi, kada kinta oro temperatūra ir santykinė oro drėgmė. Ir susitraukimo koeficientai yra iš tikrųjų nemaži, nes rinkoje tai, kas naudojama, tai nuo 1,5% susitraukimai iki net 15%. Tai įsivaizduokit, Arūnai, 5%, 5 centimetrai per metrą. Tai yra dideli susitraukimai ir kas darosi tada? Arba medžiaga traukdamasi atsiplėšia nuo medienos, nuo konstrukcijų, arba jinai skilinėja savo porose ir jinai tampa laidi orui taip pat. Todėl tokią medžiagą taip pat negalima naudoti be papildomo sandarinimo. Tai rinkoje yra bene viena šiuo momentu patikima garantuota medžiaga, tai yra specialios putos, kurias pagamino Kanados firma Isinin ir į Europą jinai buvo įvežta 2007 metais ir būtent lietuviai pirmieji parsivežė, sertifikavo Europoje ir pradėjo ją naudoti. Tai yra vadinamas naujasis poliuretanas, kurio jau savybėse eliminuotos tos neigiami efektai visi. Tai yra, ji nesitraukia visiškai ir unikalu tai, kad tai yra atvirų porų medžiaga, kuri nepraleidžia oro.
Jeigu paprastieji poliuretanai kiaurai leidžia orą atvirų porų struktūros, tai šita medžiaga padaryta tokia, kad porų labirintas yra toks smulkus ir toks painus, kad vandens, tai yra, kad oro molekulės nepraeina per jį, bet vandens garų molekulės, būdamos daug landesnės ir daug smulkesnės negu oro molekulės, jos per šitą labirintą praeina. Ir gaunasi toks efektas, kad perteklinė drėgmė, kuri gali likti sienose, kada mes ją apipurškiam, sakykime, tokią medžiagą, jinai gali per porų tą labirintą pasišalinti, o nauja drėgmė su oro srautu ateiti negali. Todėl šita medžiaga ypatingai prailgina medienos ilgamžiškumą ir tarnauja labai nuostabiai santykėje būtent su mediena. Tai va šitiems dalykams, karkasiniams namams, mediniams namams, tai yra idealiai. Tai aš, kai rinkausi savo namų iššiltinimą, tai aš analizavau visas tas orui laidžias medžiagas, kokiu būdu, kaip ten padaryti. Ir kadangi jau daug ekspertizijų esu padaręs ir matau, kad tai labai sudėtinga ir rezultatas vis tiek dažnai būna prastėjantis nuolatos, tai aš būtent atradau šitą medžiagą, purškiamas putas, kurios Lietuvoje vadinamos gamo vardu. Tai vat gamo putomis aš apšiltinau visą namą, karkasinis namas pas mane, tai tiek viršų, tiek šonus, tiek apačią, viską pilnai padariau kevalą ir tikrai tuo džiaugiuosi iki šiol. Tai vat, ką galiu jums parekomenduoti, tai tiesiog gamo.lt, jūs rasit visą informaciją apie tai, tiesiog galite su rangovais šnekėtis ir pasižiūrėti apie tą medžiagą. Galėtumėte gal parašyti tada tų pavadinimo, kad nepamirščiau po to. Tai kad keturios raidės tai yra. G-A-M-O, gamo. Gerai, aš galiu parašyti žinutę, čia ne problema, tikrai. Sakykit, kaip irgi vakar domėjausi, tai geri atsiliepimai apie šitos ekovatą šlapių būdų purškiamą. Nes dar mato didelė problema dėl graužikų. Ir kiek skaitinėjau, tai tos ekovatočios, bijosi lizdų, nes tokia vėl, šiaip, lyg neblogai atsiliepia. Tai žinot, jeigu jūs... nuomonė būtų. Mano nuomonė yra tokia, jeigu jūs tikit tuo, ką kalba reklama, tai tada tikėkit viskuo absoliučiai. Nes dabar reklamuojama tiesiog ir pasakojama reklamui tai, kas patogiau pardavėjui. O visa tai, kas... Kiekvieną tą dalyką, kurį bet kurią medžiagą. Tai būtent. Tai dabar žiūrėkit. Labai gražiai atrodo, po to, kai pradedi toliau domėtis, tai jau taip ir būna. Va. Tai ekovata, kas tai yra? Tai yra celiuliozės pluoštas, kuris prisotintas borų rūgšties ir borakso. Tai yra du elementai, kurie iš principų yra nuodingi pirmiausiai. Ir aš jums pateiksiu informaciją apie šitą dalyką, tiesiog atsiųsiu nuorodą, kurioje jūs grinai pasiskaitysit apie tyrimus, kaip jie padaryti ir kokios išvados yra padarytos. Šita medžiaga atvirai naudojama negali būti jokių atveju, o šlapiu ar sausų būdu, tai principė ką, šlapiu būdu jie tik tai sutankina šiek tiek daugiau ir ji tada šiek tiek mažiau praleidžia orą, bet ji laidi orui. Todėl laidžios orui medžiagos negali būti naudojamos grinai be jokių membranų. O ekovata siūlo grinai be nieko naudoti, tiesiog va taip kaip yra, nieko neuždengiant. Tai yra nonsensas, tai yra šitaip daryti jokių būdų negalima. Ir toliau, jūs sako, dėl graužikų, galiu jums pasakyti garantuotai ir tvirtai, absoliučiai visos šiltinimo medžiagos turi būti apsaugotos nuo graužikų, kad jie ten neįeitų. Nes graužikai nevalgo šiltinimo medžiagų ir jie eina tik tam, kad šiltai peržiemot. Ir ta medžiaga, kaip ekovata, ji lygiai taip pat, kaip ir kitos medžiagos, ji tarnauja kaip būstas graužikams ir jie puikiausiai ten sėdi. Tik tiek, kad ten toj ekovatoj krebždėjimo tiek nesigirdi, kadangi ji minkšta medžiaga. Ir viskas, o visa kita grinai tas pats. Todėl čia yra, kas ką nori, tas tą pasako, kad tik pritraukti klientus. Tai va, tai sakau, ir gamo putos jos turi būti pilnai izoliuotos nuo graužikų, kaip ir paprasta vata, akmens vata, ir eko vata, ir kas tik norit, visos medžiagos, tiek polistirolai, viskas turi būti apsaugota nuo graužikų, sandariai, kad į šiltinimo sluoksnį graužikai negalėtų patekti.
Tai čia neturėkit kitokių iliuzijų pilnai. Dabar jeigu jūs norėtumėt su vata šiltint medinį namą, tai yra labai sudėtingas konstruktyvas, kadangi pirmiausia visą medinį namą reikia difuzinė plėvelė tada apkalt, labai sandariai, užsandarint pilnai. Tada tik tai dedama vata, tada tarp vatos ir toliau vėjo izoliacija. Vėjo izoliacijų jūs ten paminėjot, ar reikia prieš vėjinės vatos. Tai yra vėjo izoliacinė priemonė. Tik tiek, kad kai jūs imat lakštinę tą priemonę, iš atskirų lakštų padaryta ta kietoji prieš vėjinė vata, tai sandūras sandarint jos būtinai ir jas yra pakankamai sudėtinga sandarint, todėl kad nelabai plėvelė limpa prie jų, lipni juostelė. Sakykime, tai va ten susidaro problemos. O šiaip tai iš išorės naudojama taip pat difuzinė membrana, difuzinė plėvelė, kurią reikia taip pat užsandarint pilnai visas sandūras ir užklijuoti gerai perimetrą taip pat. Tai va čia yra tikrai pakankamai susidaro nemažai problemų ir po to sandarumo testą, kai daro, tada žmonės labai dažnai nusivilia už tai, kad, atrodo, taip gražiai užklijavau, o tiek daug skylių liko ir kaip jas vėl iš naujo užtaisyti. Tai susidaro tikrai problemų. Dabar su tom purškiama sandaria medžiaga, kaip gamo putos, tai problemų iš vis praktiškai nėra, tai apie 30 kartų greičiau negu su vata ir plus jūs nereikia jokių absoliučiai plėvelių ir plus nereikia ventiliuojamo fasado. Tai reiškia to tarpelio tarp šiltinimo medžiagos ir apdailos nereikia jokio. Tiesiog jūs padaro dvigubą karkasą arba karkasą pakeliat nuo sienos ant kaladėlių, tam, kad po karkasų taip pat putos prieitų ir užsandarintų viską pilnai, kad karkasas netarnautų, kai per medienos sandūras neitų oras niekur. Ir tada tiesiog ant to pakelto karkasų užpurškėt, sulig karkaso viršum nulyginot ir užkalėt apdailinę medžiagą ir viskas, ir tuo baigėsi viskas. 20 metų garantija ne tik medžiagų kokybė ir darbų kokybė, bet ir sandarumui. Ir viskas, ir jums ramu. Tai aš nuo 12 metų iki dabar gyvenu name, kurį apšiltino būtent šitą technologiją ir tikrai džiaugiuosi tuo savo pasirinkimu. Tai galiu parekomenduoti. Ką jūs darysit? Ką jūs darysit, tai yra jūsų pasirinkimas. Aš duodu jums tik tai galimybės, o tokią žinią, kaip tai yra, o jūs rinksitės jau pats. Norit, naudokit vatas, ir tada jau sandarinkit jau kaip reikiant. Nes sandarumas yra 4/5 šilumos išsaugojimo efektyvumo. Tai va čia sandarumo testą būtina pasidaryti, kai jūs apšiltinsit, būtinai pasidaryti sandarumo testą prieš dedant apdailą, kad galėtumėte dar pataisyti, prieiti, sutvarkyti, kad sandarumas būtų tikrai pakankamas. O sandarumas reikalingas kam? Kad jūsų pinigai sušildytas oras patalpose negalėtų keliauti niekur be jūsų žinios. Ir tada, aišku, kyla klausimas, o kaip vėdinimas, nes viduje jūs to oru kvėpuojat, jį reikia keisti. Tai jeigu mes šiltinam, sakykime, labai dėmesingai ir naudojam ten, sakykime, brangesnės technologijas, kad tik daugiau šilumos sutaupyt, bet jeigu po to mes atidarom langus, darom skersvėjus ir paleidžiam visą tą sutaupytą šilumą, tai nelabai yra prasmė iš tikrųjų šiltint labai brangiai. Tai va čia reikia žiūrėti, viskas kompleksiškai sprendžiasi, kaip jūs toliau tą šilumą, kurią sutaupysit, kur jūs ją dėsit. Jeigu jūs atidarot langą ir ją paleidžiat, tai tada ekonomika nebus gera. Taip. Tai štai tiek, Arūnai. Už informaciją reikėtų pasidomėti. Ir dar, Arūnai, vieną dalyką, ką galiu patart, kadangi tikrai namą tvarkot ir norite ekonomiško šilto namo, tai aš sudėjau visas žinias, ko reikia tam, kad tikrai namas būtų šiltas, ekonomiškas, šiuolaikinis, modernus ir nebrangiai, kad nedarant klaidų ir neperdarinėjant tai būtų įrengiama. Tai aš visą tai sudėjau, visas žinias į vieną labai stiprų seminarą, kurį ir pavadinau šiuolaikinis, modernus, šiltas, ekonomiškas ir nebrangus namas, kaip nesuklysti. Tai šito seminaro vaizdo įrašą jūs galite įsigyti mano svetainėje, kuri vadinasi sandarusnamas.lt. Girdėjau šitą svetainę. Tai va, tai ten rasit šitą, įrašo kaina yra 57 euriukai, bet tai yra tikrai ne tie pinigai, kuriuos verta sutaupyti, o paskui padarius vieną klaidą mokėti 1000 už jos ištaisymą.
Tai arba pasilikt su ta klaida ir visą gyvenimą mokėti didesnius mokesčius už šilumą. Tai tikrai nevertėtų, todėl ten yra tikrai rasit garantuotai naudingų patarimų, kurie sutaupys jums pinigus. Ir netgi aš duodu tokią sąlygą. Jeigu įsigijat šitą įrašą, 5 dienų bėgį peržiūrėję jį nuspręstumėt, kad jis jums nenaudingas, aš iš karto ne tik gražinu pinigus, bet plus pridedu dar 10% kaip kompensacija už sugaištą laiką ir sunaudotą energiją. Aš garantuoju, kad tos žinios tikrai taupo žmonėms pinigus. Taip, kad jūs nieko nerizikuojat, šitas žinias tikrai tie, kas tvarko savo namą, kas jį nori gerai ir ekonomiškai eksploatuoti, šitos žinios tikrai atsipirks jums. Gerai, supratau, pasidomėsiu, nes dabar darbė esu, tai jau grįžęs vakare jau. Gerai, aš jums per ekspertai LT parašysiu atsakymą, jūs gausite elektroniniu paštu laišką, ten rasit ir nuorodą apie ekovatą, ten rasit ir apie gamo, aš įdėsiu nuorodą pilnai ir apie sandaraus namo svetainę, manau. Gerai, dėkui tada. Sėkmės jums, Arūnai, geros dienos. Iki. Gerą. Taigi štai, brangiai, dar vienas klausimas, tradicinis klausimas, kaip apšiltinti medinį rąstinį namą. Kokiais būdais, kaip kas, tai tradiciškai dažniausiai žmonės renkasi tarp vatos, akmens vatos, mineralinės vatos ir purškiamų technologijų. Tai štai tuos esminius momentus paminėjau, tai dar kartą priminimas jums, kaip žiūrėti į tuos dalykus ir kaip rinktis. Ačiū Jums, kad tai girdit. Iki sekančių.